O pabaigą aš norėjau paprašyti jūsų ir mitingo organizatorių leisti vienam aktyviam klaipėdiečiui, Jonui Dirginčiui, perskaityti jums kreipimąsi į visas Lietuvos valdžias ir pirmiausiai Klaipėdos. Kreipimosi esmė yra dėl kasdieną, kas mėnesį vykdomo klaipėdiečio apiplėšimo, kada iš jūsų yra renkama beveik 3 kartus didesnė pinigų suma šiukšliam tvarkyti, negu iš tikrųjų reikia. Ponas Jonas Dirginčius keleri metai gilinasi į šitą problemą. Aš tai galiu tik tai apibendrintai pasakyti, kad kadangi mano darbovietė buvo 1. aukšte, o Klaipėdos regioninis atliekų centras 2. aukšte, tai per 2 metus ten darbuotojų padaugėjo 2 kartus. Nors patys suprantame, kad šiukšlių mieste greičiausiai, kad sumažėjo, nes daugybė žmonių emigruoja. Taigi iš mūsų visų ir pirmiausia iš pensininkų surenkami pinigai ir išleidžiami iš tikrųjų ne šiukšliam tvarkyti, o draugų giminaičių įdarbinimui Klaipėdos regiono atliekų centre. O Jonas Dirginčius dar jums papasakos, kaip ten jie kitokiais būdais pavagė iš jūsų surinktus varganus jūsų pinigus. Ar galima būtų? Sveiki. Labai jaudinuosi, nemėgstu būti ir nebūna tokia situacija, dėmesio centre. Labai jaudinuosi, būdamas dėmesio centre, nesu įpratęs tokiai būti, tai jūs nepyksite, aš perskaitysiu tai, ką noriu jums pasakyti. Prieš pradėdamas skaityti noriu padėkoti Nagliui Puteikiui. Norėčiau padėkoti pačiam Nagliui Puteikiui, kuris įdėjo labai didelę savo indėlį į šito klausimo išaiškimą. Mėly miestiečiai, visi puikiai suprantame, kad šiuolaikinis miestas neapsieis be atliekų tvarkymo infrastruktūros. Atliekos negali būti išmetamas bet kur. Jos privalo būti išrūšiuotas, kas įmanoma perdirbama, kas nekenksminga sudeginama ir išgaunama energija, likusi dalis saugiai kaupiama sąvartyne. Natūralu, kad visa tai neša tam tikras sąnaudas ir vienokiais ar kitokiais būdais patys gyventojai sumoka už visas išlaidas. Dėja, tai, kas įvyko Klaipėdoje, labiau panašu į serialą Sopranai. Klaipėdoje atliekų tvarkymo sistema kurta paslapčia, registruojant privačią bendrovę. Tos bendrovės dalis akcijų mistiniais privatizavimo laikais perlytos privatiems akcininkams. Meras viešai per spaudą klaidina miestiečius, jog viešasis sektorius, tai yra, tuo tarpu KRAC direktorius oficialiais raštais į paklausimus atsako, jog įmonė jokių viešų paslaugų neteikia. Finansinė įmonės atskaitomybė tapo vos nedidžiausia UAB KRAC paslaptimi. Nors jei ši įmonė, kaip teigia meras, viešasis sektorius, tai audito išvados ir kita finansinė atskaitomybė turėtų būti viešai skelbiama bendrovės interneto svetainėje, kaip tai įpareigoja vyriausybės nutarimas. Nusižengiant atliekų tvarkymo įstatymui bei miestiečių interesams, miesto taryba liberalų balsais 2006 metais nubalsavo pasirašyti koncesijos sutartį su UAB KRAC, net neatlikus viešojo konkurso, atmenant faktą, jog tuo metu veikusios privačios bendrovės tas pačias paslaugas teikia 2-3 kartus pigiau. Konkurencijos taryba 2008 metais konstatavo, kad koncesijos sutarties pasirašymas be viešo konkurso pažeidžia įstatymą, tačiau UAB KRAC ir liberalų savivaldybės klerkų dėka šį sprendimą pavyko ilgam užšaldyti, pasiunčiant nagrinėti į Konstitucinį teismą. Kas atsakys už miestiečių išreketuotus pinigus, jei maždaug po 15 metų, kai Konstitucinis teismas išnagrinės šią bylą, bus konstatuota, kad buvo pažeistas įstatymas, tuo metu šios aferos organizatoriai ir dalyviai jau senai bus pensijoje, gyvendami jaukiuose namukose, kurios jau dabar spėjo pasistatyti. Siūloma patvirtinti rinkliavą, taip pat pasiūlė ne kas kitas, o UAB KRAC. Pastarieji matomai orientavosi į savo statomų namų kainą, o ne ekonominius atliekų tvarkymo išlaidų paskaičiavimus. Nes rinkliava, kurią taryba patvirtino, keliais kartus viršė šios veiklos sąnaudas. UAB KRAC uždirba drakoniškai didelius pelnus. Pavyzdžiui, UAB KRAC vien pelno mokestis sudarė 2010 metais virš 900 000 litų, o bendrasis pelnas virš
2,3 milijono litų. Maža to, prestižinėje vietoje, Liepų gatvės 15, čia savivaldybė, iš dešinės pusės nuo savivaldybės. Jie užsigydė pasistatyti ofisą. Ir tam ofisui išleisti maždaug 1,5 milijono litų. Taip, leisti milijonus remontui ofiso patalpoms, jiems norisi todėl, kad jiems ne fasonas, kaip normaliai įprastai įmoniai samdytis už keletą tūkstančių per mėnesį bet kuriam verslo centre biuro patalpas. Bet UAB Kracui atitenka ne visa mūsų sumokėta rinkliava. Riebė jos dalį pasilieka pati liberalų valdoma savivaldybė. Šiuo metu tai jau daugiau nei 9 milijonai litų. Kontrolės ir audito tarnyba abiems liberalų merams juodo ant balto konstatavo, kad įstatymo pažeidimas tos pinigus nukreipti į bendrą miesto biudžeto. Maža to, nežiūrinti tai, kad mes sumokėję savivaldybei daugiau nei kainuoja atliekų tvarkymas 9 milijonus, UAB Krac per viešųjų pirkimų portalą gegužės 22 dieną paskelbė norinti pasiskolinti dar 6 milijonus litų. O jei pradėtume nagrinėti viešuosius pirkimus, apskritai įdomu pasidaro. Čia įžymioji hidrostatyba laimi 10 milijonų konkursas ir kabutėse, krūva kabutėse smulkesnių konkursėlių po 2-5 milijonus įkurta dukterinė įmonė Anabazis, kurios finansinė atskaitomybė jau neberodoma net savivaldybei. O meras Grubliauskas tvirtina, kad jau tai nebepavaldi savivaldybei įmonė. Rodos darbo struktūroms domėtis, kokie įtvarai sunešė UAB Krac vadovų ir stebėtojų narių namukus per akis, bet pastarosios užsispyrusiai netyrė jokių Krac reikalų. Vienas toks buvęs Klaipėdos FNTT vadovas taip stipriai netyrė Krac veiklą, kad nebesugebėjo paaiškinti, iš kur pas jį tiek turtų. Kai buvo pradėta domėtis, iš kur šie turtai, šis skubiai išėjo į pensiją ir staiga jį asmenį, kuriam pareikšti įtarimai baudžiamoji byloje dėl neteisėto praturtėjimo, vos po mėnesio į darbą priima UAB Krac. Ir ne bet kur, o direktoriaus pavaduotojos pareigoms su solidžiu ir oriu atlyginimu. Klausite, kodėl apie tai tyli mūsų spauda? Ogi todėl, kad dalis mūsų sumokėtos rinkliavos 100 000 per metus yra mokama laikraščiams ir PR agentūrams. Kad rašytų tik tai, ką nori UAB Krac ir liberalai. Kai tik koks žurnalistas pradeda rengti rimtesnį straipsnį apie Krac aferą, tuoj liberalai iš savivaldybės pradeda klausimą kabutėse spręsti politinėme lygmenyje. Būtent todėl per visus 9 metus mūsų spaudoje neprasimušė nei vienas rimtas analitinis straipsnis apie Krac veiklą. Jei pasakotume visas šios aferos detalės, iš tiesų gautųsi serialas. Ir pavadinimas galėtų būti ne Sopranai, o liberalai. Nes būtent jų sprendimai, būtent jų parinkti vadovai sukūrė tokią sunkiai besukontroliuojamą monstrą, gyvenantį iš mūsų visų rinkliavos. Nebegalime taikstytis su tokia situacija, nebegalime taikstytis su tolimesniu miestiečių reketavimu. Todėl siūlau reikalauti pakeisti bendrovės įstatus, nustatant, kad UAB Krac veiklos tikslas būtų ne pelnas, kaip dabar yra, o viešusios paslaugos, skaidrus ir sąžiningas atliekų rinkimas, rūšiavimas, sąvartyno eksploatavimas Klaipėdos miesto regione. Įtvirtinti įstatuose, jog pelnas niekada nebus išmokamas akcininkams. Patvirtinti tvarką, kad už paslaugas bendrovė mokama ne pagal užaukštintą tarybos nustatytą tarifą, o pagal patirtas sąnaudas, nepaliekant pelno. Antra, visus UAB Krac vadovus samdyti viešo konkurso būdu pagal valstybės tarnautojų reikalavimus. Trečia, 9 milijonų rinkliavos perviršį panaudoti rinkliavos tarifos mažinimui arba laikinam panaikinimui, o ne iššvaistymą per kosminių arba požeminių konteinerių pagalbą. Ketvirta, pravesti skaidrų atliekų išvežimo konkursą, kuris iki šiol nėra pravestas. Ir penkta, sustabdyti 100 000 gyventojų rinkliavos lėšų švaistymą už dezinformaciją per vietinius laikraščius ir viešosios nuomonės dezinformavimo agentūras. Ačiū.